O, sveiki. Ar jūs atvykote paklausyti senelio pasako? Nes jeigu taip, tai ne ten pataikėte. Nes čia Luko komedijos dienoraštis. Liepos 16 dieną pasirodžiau atvira mikrofone bare Kernagis ir štai mano refleksija. Publikos buvo pakankamai ir ji gerus pasirodymus ir juokelius apdovanojo juoku. Geriausiai pasirodė tie, kurie turėjo daug entuzijazmo ir energijos, laikėsi savo komedijinės linijos ir balso, bei tie, kurių bajeriai buvo trumpi, paprasti ir koncentruoti, be perteklinių žodžių. Net taip kaip šitas vedėjas ori. Supratau, kad vien geri bajeriai negarantuoja sėkmės, juos dar reikia gerai pasakyti. Aukšto lygio komikui kartais pakanka tiesiog juokelių, jei jis turi ryškę savastį, išskirtinį balsą ar atspirties tašką, charakterį, mąstymą ar aišku išskirtinumą, kuris visada yra su juo. Po pasirodymo mačiau, kaip geriausiai pasirodęs komikas save plakė, kad reikia daugiau dirbti ir daugiau rašyti. Iš vienos pusės tai ramino, net stipriausi turi abejonių ir reikalauja iš savęs daugiau. Iš kitos gąsdino, jei jis nepatenkintas savo gerų pasirodymų, tai kaip man jausti su savo vidutinišku. Supratau, kad mano juokelių įžangos yra per ilgos, o statyti visą juokelį ant vienos kulminacijos yra per brangu. Jei po jos publika nesijuokia, reiškia išvaistai pusę minutės. Vis dar ieškau balanso tarp juokingumo ir protingumo. Manau, kad dirbu pernelyg racionaliai. Juokas gimsta iš žaismės, instinkto, impulso, laisvumo. Visą tai turiu savyje atpalaiduoti ir išlaisvinti. Bandau būti humoro gurmanas, bet vis labiau suprantu, kad Lietuvoje geriausiai einasi restoranams, kuriuose gali pavalgyti visi. Greitai, sočiai ir pigiai. Komedijos dienoraštis, komedijos dienoraštis, komedijos dienoraštis.